Su jumis tiem, kas tiki. Pažiūrėkime, apie ką šiandien norėtume pasikalbėti, ką norėtų mums parodyti kortelės. Iškrito 3 kortos, taip ir mesime būrimą visą. Kviečiu pasekti kanalą, pasidalinti savo prisiminimais, savo sapnais, tai, kas yra aktualu jums. Galite pakomentuoti, kodėl užsukote į šį kanalą. Aš pasistengsiu savo ruožtu įkelti vis daugiau video, įdomesnių. Galite pakomentuoti, kokių video idėjų norėtumėte jūs. Laikas neprailgtų klausantis žinutės, galite užsikaisti arbatos. Iškrito daugiau kortų, taigi paimsiu pirmasias 3. Primenu, kad tai yra kolektyvinė žinutė. Taigi, jeigu dar stebite, galime pradėti būrimą. Pirmas variantas. Antras variantas ir 3 variantas. Pirmam variantui
Galbūt šeimoje yra kažkokių nesutarimų iš vienos ar kitos pusės. Kažkas nori suteikti stabilumą, saugumą, bet galbūt tai, ką nori suteikti, yra kur kas prasčiau už tai, kas yra aplinkui. Matome, aplinkui žydi gėlės, viskas gražu, o žmogus tarsi suvystytas, kažkoks neramus, tarp tamsių medžių, pasiklydęs savo mintyse, ieško tik materialaus saugumo. Žiūri į monetą, bet nemato, kas yra aplink. Žinutė būtų tokia, kad savo gyvenime matyti reikia ne tik tai finansus, bet atsisukti vienas kitą ir pamatyti tai, ko išties čia esame atėję. Tai draugystė. Toks būtų pirmas variantas. Antram variantui požiūris į tai, kaip mes matome kitą. Galbūt turite nuostabų kažkokį žmogų, kurį matote iš savo pusės, kaip paskendusi kažkur, giliai paskendusi, ir jis mato tik tai grožį, tik tai gėrį, bet iš tiesų jam yra labai, galbūt aplinkui supa klasta, neteisingumas, galbūt kažkokia žinia, kuri gali sudrebinti, nuvilti žmogų. Ar jūs turėtumėt apie tai jam pasakyti? Pažiūrėkime su kita kaladė. Ar jūs turėtumėt jam apie tai pasakyti? Jūs turėtumėt savo ruožtu išeiti iš tos situacijos ir nebestebėti šito žmogaus. Jūs taip norite atsisukti, pažiūrėti, kas vyks toliau, kaip jisai gyvens toliau su tuo kitu galbūt žmogumi. Bet jūs turite išeiti ir pasiimti viską, ta prasme nepalikti laidų galų, pasakyti, kad išeinat, kad nenorit jūs matyti galbūt nesąžiningo elgesio ar įspėti, kad, kaip pasakyti, kad matote, kad šitas žmogus nesąžiningai elgesi ir nenorite būti šitoje aplinkoje. Ir tiesiog nepalikti nuoskaudų, išsiaiškinti viską ramiai ir taikiai. Toks būtų antras variantas. Trečiam variante kalba apie tai, iš kur išėjote ir kur jaučiatės vienas, galbūt nelabai pageidaujamas, bet pas jūsų yra gausa. Pas jūsų gausa ir jūs turėtumėt kažkur nueiti. Ar tas kelias bus jums pasiekiamas, ko jūs norėsite? Ar tie kalnai bus įveikiami, tie sunkumai? Ar tos permainos įvyks? Turėtumėt galbūt pasvarstyti, su kuo einate greta, galbūt tie žmonės nėra tokie, kokie apsimeta esantys. Kažkas žiūri į tai, ką turite. Eidamas šalia, nežiūri jūsų basas kojas ar jūsų skylėtą
apdarą. Žiūri į tai, ką gali iš jūsų gauti, būdamas šalia. Turite vyti tokius žmonės nuo savęs ir tada įveiksite savo sunkumus. Dėl asmeninių taro skaitymų galite susisiekti asmeninę žinutę ties klausimais, kuriuos norėsite užduoti. Galima padaryti ir asmeninį būrimą. Prašau susisiekti su manimi per gmailą pavadinimu taro tiem, kas tiki @gmail.com. Su jumis buvo tiem, kas tiki. Ačiū, kad žiūrėjote.